Gerai, taigi, matėte, kaip kaunamės mes ir girdote pasakojimą apie ginklus. Nu, dabar mums reikia 2 savanorių vyrų iš jūsų tarpo, kurie parodys, ką patys sugeba. Na, drąsiau. Vienas iš jūsų išgyvens. Tai vat, kalavijai matėt, ką darė, žudykit. Ne, viens kitą. Ne mane! Gerai, neklausykit to. Tai, ką iš tikrųjų reikės daryti. Viduramžiais riteriai treniruodavosi kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro. Na, patys suprantate, tai buvo baugu. Tad riteriai susigalvojo įvairių žaidimų treniruočių metu, kad būtų įdomiau. Na, o laimėtojas iš pralaimėjusiojo vakare tavernoje gaudavo bokalą tauriojo gėrimo. Taigi, vienas iš šių žaidimų buvo toksai. Riteriai atsistodavo vienas prieš kitą, ištiesdavo vienas į kitą savo ginklus ir taip stovėdavo tol, kol ranka vienas iš jų nenusvirdavo. Taigi, taisyklės labai paprastas. Na, kad neužtruktume čia pusę dienos, ginklą reikia laikyti už pačio atsvaro. Ištiesti visiškai tiesiai, negalima sulenkti alkūnės, negalima nulenkti ašmenų nei žemyn, nei į viršų. Na ir taip stovite tol, kol kuriam nors iš jūsų ranka nusvyra. Arba nukertama. Kas nukerta ginklanešį iš karto laimi? Melas! Gerai, taigi, prašome, stokite į ties, paimkite ginklą už pačio atsvaro, visiškai už bumbulo tiktais. Gerai, taigi ir kai būsite pasirengę. Pasirengę? 3, 2, 1, keliam. Ne, visiškai ištiesti. Jums irgi visiškai. Na, taip. Kam kavos, arbatos? Lauksim ilgai. Aš dabar. Oui, toi. Non, ça fait pas longtemps que A ger nenorit? Ger! Baisu, nu, va, nieks neaptarnauja tokių sitikų. Gerbėmieji, pakviesim visus aplankyti amatininkus, išgerti giros, arbatos, ar dar ko nors nežinau, čia užtruks ilgokai, apie pusvalandį. Ar gal valandą daug maž? Faire là-bas. Kiek jie neatsiprašau. avec le moustache c'est plus haut là. Čia priklauso kaip kuris sumokėjot, man. Tam ir koks pakliuvo. Kas? Lygiosios tegu būtų. Lygiosios neįdomi. Laimėjo draugystė. Na, viduramžiais dažniausiai laimėdavo tas, kurio ginklainešys patirdavo teisėjus. Kuris piniginiai mažiau pinigų turit? Kuris? Na, ištiesit rankas, nesukčiaukit. Na, ranka jūs matau sulenkta. Na, jūs šiek tiek nesukėlės. Kad mano kitaip laimė. Na, kaip manote, šviesusis kunigaikšti, ar skelbėm lygiasias? Kunigaikštis skelbė, jog abu šie kariai yra vienodai stiprus, vienodai tvirti ir vienodai verti jo malonės. Taigi, lygiosios! Kunigaikštis abiems šitiems miestelėnams suteikia malonę.